Labą dieną, mes pradedam šiandienos metodologinę motyvacinę paskaitą, kaip pasirinkti baigiamąją darbo temą ir organizuoti darbo rengimo procesą, bet kažkaip aš ateidamas čia ir galvojau, kaip jūs sujungti ir kaip jums pasiūlyti kažkokią tokią truputėlį pasitelkus vaizduotę motyvaciją, kad tas darbo rengimo procesas atrodytų tikrai labai natūralus iš tikrųjų. Ir atėjo tokia idėja, taip, kad duris palikit, tegul būna laisvas judėjimas, jeigu, sakykime, jūs turėsit reikalų, galite drąsiai išeiti ir tikrai nieko jokių problemų. Tai idėja tokia, kad dabar įsivaizduokit, mes čia visi susirinkę esam ir mes tiesiog turim šansų išvažiuoti visai žiemai į ekspediciją, sakykime, kažkur tai prie pusiaujo, į kažkokias Maldyvų salas ar ten dar kažkur. Ir tas išvažiavimas yra ne šiaip savo, sakykime, vien tik tai, bounty režimu gyventi, taip, bet tiesiog tenai atlikti kažkokį tai tyrimą. Taip, jūs tiesiog pasakote savo temą kažkokią, taip, tarkim, jūs vieni esate ekonomistai, kiti esate vadybininkai, treti esate viešiukai, jūs maždaug, įsivaizduojate šalį, sakykime, ten kokią nors Šri Lanką ar kokią Maldyvai, taip, ir pasižiūrėti internete, kokiam viešbutį gyvensit, kokiam baseine maudysitės, bet sąlyga viena. Jums viskas duodama, visas išlaikymas, bet jums reikia atlikti pažinimo darbą tam tikrą, taip? Ir jūs visus metus gyvenate štai tokiame pusiau tropinėme klimate, mėgaujatės, esate aprūpinti ir, kaip sakant, jeigu ten išvažiuojate, jeigu jūs sėdate iš tą srogės, reiškia, jūs turite važiuoti, taip? Jūs kažkuria prasme ir pasirinkote tokį kelią, taip? Ir aš jums siūlau štai tokią motyvaciją. Todėl jau maždaug galite įsivaizduoti, kad vieną koją ten esat, atsipalaidokit ir aš jums galbūt kaip aš šiandien tokio naudingo galėsiu pasakyti. Nes vienokia ar kitokia prasme visi pažinimo procesai, mokslinis pažinimas, mokslinis mąstymas, jis taip pat kaip ir bet kas turi savo universaliąją pusę ir savo unikaliąją pusę. Taip? Universalioji pusė, aš sakyčiau, prasidėjo dar nuo tos pirmapradės nuodėmės, kada Adomas su Ieva nusprendė paragauti obuolio. Ir kaip žinote, tas atkastas obuolys šiandien yra toks simbolis, dėl kurio ištisom naktim žmonės stovi laukdami naujų produktų. Bet obuolys simbolizuoja šitą sezoną rudens ir tam tikrą galbūt pažinimo, aktualizuoja tam tikras pažinimo problemas ir klausimus. Taigi, jūs visi savo kvalifikacinių darbų susisteminate savo pažinimo pastangas. Parodote, kaip jūs mokate pažinti socialinius reiškinius. Ir štai iš jums siūlau tokį variantą. Taip? Įsivaizduoti, kad, sakykime, visų temos būtų vienodas, kažkoks tai reiškinys ir teorija ir praktika. Taip, kaip ir būna kvalifikacinėme darbe. Pavyzdžiui, tenai finansai, ten koks viešas administravimas, kažkokias, tai, sakykime, modeliai išėjimo iš krizės kažkokios arba modeliai išėjimo iš, tarkim, kažkokios tai stichinės nelaimės, taip, jeigu žiūrėtume apie socialinę sferą. Ir teorija ir praktika. Visų temos vienodas ir tiesiog viskas tampa pakankamai universalu. Kada jūs tą universalumą suvoksit, jums unikalumas pritaikyti bus labai paprasta. Aš neabejoju, kad jūs jau per savo kursinius darbus tai jau įsisavinote, bet mano tikslas yra tiesiog tą dramblį sumusinti ir padaryti viską, supaprastinti tiesiog. Taip. Paskaitos dalis, taip, kontekstas ir koncepcija, kvalifikacinio darbo rengimo etapai, esminiai darbo pradžios aspektai ir bendradarbiavimas su vadovu. Kontekstas ir koncepcija. Galiu tik tai pasakyti, kad šita paskaita yra inicijuojama dekanato nuolat, aš jau ir nebenorėjau šiandien skaityti, nes yra įrašas, tačiau jinai matyt tampa įdomi, populiari ir tiesiog pagrindinis toks jos, pagrindinė nauda iš tos paskaitos yra ta, kad jūs tiesiog susivienijate ir įgyjate tam tikrą išorinę papildomą įgalinimo šaltinį, kuris įsiskaido į 3 dalis. Tai yra pirmoji paskaita rugsėjo mėnesį yra būtent apie tai,
tokie bendro pobūdžio patarimai jums ir pasiūlymai pamastyti apie ekonomiškiausią tokį temos pasirinkimą ir kaip įsiūbuoti darbą. Vasario mėnesio antroje pusėje yra tokia provokatyvaus tokio pavadinimo paskaita, baigiama darbo aktualijos likus 3 mėnesiams iki gynimo. Tai va. Ir trečioji paskutinė paskaita, tai būna gegužės pabaigoje, kaip pasirengti baigiamąją darbo gynimą, kaip jame tiesiog dalyvauti. Ir yra taip pat ten tas įrašas paliktas. Iš 4 metų visus 3 įrašus rašėt, galėsit palyginti, kas ten pasikeitė, rasit skirtumą. Tai va, tokia bendra idėja. Na, o kodėl aš čia, aš esu socialinių tyrimų mokslinio centro direktorius ir galbūt, na, turiu tokios galimybės apie tai kalbėti entuziastingai, nes aš pats esu ieškojęs, kaip optimaliai, sakykime, atlikti įvairius tyrimus, taikomosius tyrimus, kaip formuluoti problemas, kad jos būtų tokios kryptingos ir kaip jas atskleisti tokiais mini-maksiniais metodais, kad būtų visiems gerai. Ir, sakykime, ir tyrėjas neįsiplėstų, netaptų to krokodilu, kuris nori praryti saulę ir dėl to paskui jam byra ašaros, tos iš godumo. Tai aprėpti neaprėpiama, o tiesiog sveikingai pasiekiamas toks, na, optimalus rezultatas. Tai gal jūs tą entuziazmą ir pajusit, ne dabar, gal paskui, vėliau kažkaip prisiminsit ir aš apie tai dar paskui pakalbėsiu. Na, o koncepcija, gal idėja tokia pagrindinė, yra ne tiek informatyvi, pranešti jums kažką čia pripasakoti, kiek sukurti bendrą tinklą jūs. Pavyzdžiui, jūs gal, jeigu tenka dalyvauti bažnyčiai pamaldose, tai turbūt esat pastebėję, kad žmonės ateina ir pradžiai sako, aš kaltas, labai kaltas. Taip? Tai jeigu tie kurie vieni yra kaltesni ir tie, kurie jauni, ten, sakykime, mažiau kaltesni, tai tiesiog viskas vyksta labai paprastai, susiekiančių indų principų, vieni tampa mažiau kaltesni, kiti tampa truputį kaltesni. Taip? Viskas įsilygina. Lygiai taip pat čia. Jeigu jūs vieni jau per daug sureikšminat šitą darbą, o kiti ateinate ir sakote, ai, man dar čia, kaip sako, visi metai ir dzina, aš, kaip sakant, visada paskutinėme lėktuve sufinišuoju, tai galbūt kažkuria prasme vieni išeisit ramesni, o kiti susimastysit, gal iš tikrųjų reikia imti ir pasižiūrėti, tai rimčiau. Tai koncepcija motyvacinė pobūdžio. Ir toliau pereinu prie kvalifikacinio darbo rengimo etapų, kurios jūs neblogai žinot. O, labai gerai, kad tiesiog jūs apsispręskit, jeigu turit kažką rimtesnį veikti ir iškeliam. Tai yra tokie etapai, ne? Pirmasis etapas, aš jį vadinčiau vieną pagrindinio etapo, tai yra nulinis etapas ir jo praėjimas yra, mano požiūrė, esminis. Tai yra identifikavimas, įsigalinimo etapas. Ir tik po to jau tie formalūs dalykai, kuriuos jūs esate įgalinti atlikti katedrų. Na, jūs galite netgi tame procese visame išvelgti tam tikrus griežto režimo tokius etapus, kada jūs tiesiog katedrą jau spaudžia į terminus, darbo rengimo pabaigoje ir darbo, tai yra pradžioje ir darbo pabaigoje. Ir tokio lengvo režimo, kada jums tiesiog sudaroma galimybė patiems planuotis laiką, patiems dėlioti darbo turinį, sakykime, tenais daryti įvairius posūkius, pasirinkimus ir taip toliau. Na ir jeigu perkelsit, ekstrapoliuosit šitą patirtį į gyvenimą, jūs taip pat pamatysit, kad tiesiog neatskiriama nuo brandaus žmogaus tokia savybė yra ką daryti. Yra tiesiog gebėti ir pasirinkti. Ir aš vis taip mąstydamas ir patirdamas apibrėžiu labai paprastai, kas yra mokslinis mąstymas kaip kompetencija. Tai tiesiog gebėjimas generuoti kažkokias alternatyvas ir iš jų padaryti pasirinkimus. Jeigu jūs tokią savybę jau turit, arba jūs ją siekiate įgyti, ir tai yra savotiška tokia alternatyva, tam tikras oponavimas tam vadinamajam buitiniam dogmatiniam mąstymui. Kieto požiūrio mąstymui, juoda balta. Taip, yra viena teisybė, aš manau taip ir tu mane paaiškinsi ir tu, kaip sakant, vienintelė sąlyga mums sutarti, kad tu man paklustum, arba tiesiog aš tiksliai žinau, aš jau žinau, tu pusę žodžio pasakai, aš jau žinau, ką tu pasakysi, arba apie ką tu kalbi, tai tas yra labai paplitę. Jas ir tas kriticizmas toksai
kritikams, tokie, aš nenoriu apie tai įsiplėsti, bet tai yra tiesiog dominuojantis kontekstas. Ir iš tikrųjų labai reta to vadinamojo mokslinio mąstymo. Taip, kada žmogus stebėdamas kažkokį reiškinį, kad ir šitas, sakykime, jisai nesusidaro vieningos, tokios kategoriškos nuostatinės nuomonės, nuostatomis grįžtos nuomonės. Juoda, balta, gerai, blogai, ta. Tiesai, jis savo, palauk, aš pabūsiu, pažiūrėsiu, praleisiu tam tikrą informaciją, tai paskui išeisiu, galbūt savaitgalį kažkur pavaikščiosiu ir gal man ateisiu su idėja. Tiesa, aš pradėsiu gaminti tada tik tai alternatyvas, pradėsiu skaidyti. Pradžiai suvalgysiu, o paskui pradėsiu skaidyti. Taip, paskui galbūt kažkas man į raumenis, ateis į kraują ir į smegenis ir taip toliau. O štai tada mes galim kalbėti ne apie dogmatiką, ne apie santykinai galbūt jau ir tam tikrą fanatiką žmogų, kuris laikosi griežtos pozicijos, kai mes matom pasaulyje. Yra tokių praiškų, tiesa, pasirodo kažkoks videoklipas ir tiesiog kyla tokios bangos. Bet apie žmogų mąstantį moksliškai, turinti 21 amžiaus aktualijas atitinkančią pasaulėžiūrą. Nepririšta prie kažkokių griežtų dogmų ar ten religinių mokymų. Taip, aš nepretenduoju jums apeliuoti į jūsų pasirinkimus, tačiau tai, mano manimu, yra viena pagrindinė aktualija. Išmokti, rengiant kvalifikacinį darbą. Ne tik parašyti į popierių, ne tik susukti į šitą spiruoklę, bet išmokti būtent spręsti problemas ir spręsti jas mokslinio mąstymo pagrindu. Tai, kada jūs pradedate rengti baigiamąjį darbą, jūs visada bet kokį darbą, bet kokias pareigas užimdami, bet kokią veiklą užsimdami, jūs visada susidursite su nulinė etapu, apie kurį dažniausiai nekalbam. Tai yra identifikavimas įsigalinimo fazė. Nulinė fazė. Labai tokia latentinė ir labai individuali. Ir jinai dažniausiai paliečia visą žmogaus evoliuciją, visą jo brandą, sakykime, nuo darželio, kada jam kažką pasiūlydavo ir ten jis turėdavo laisvę pasirinkti arba jam būdavo primetama kažkokia tai veikla. Ir jeigu jis ėjo tokiu režimu, kada jam vis primesdavo, jam ilgainiui vis sunkiau bus daryti laisvus pasirinkimus. Jis arba vengs kažkokios veiklos, arba primestoj veikloje tam kankinsis. Todėl kvalifikacinis darbas yra, o štai šitas baigiamasis, mano manimu, puikiausias egzaminas jums galų gale patiems pažvelgti į veidrodėlį toje metų veikloje ir tiesiog ką padaryti. Atsakyti savo, kiek aš jau brandus, suprantat? Ne kažkokie brandos atestatai ar ten diplomai jums pasakys, kad jūs brandus, ne kažkokie praktikai, sakykime, galės jūs paaiškinti, kad jūs turit praktikos ar ne. Jūs tiesiog visų pirma turėsite galimybę patys savo atsakyti. O toliau jau gyvenimas nebijokit atpažins, kas yra kas. Taigi, perėjus šitą etapą, kartais šitas etapas, mano patirtim, jis neperinamas iki pat gynimo. Žmogus ateina gintis ir jis atrodo, kad jį kažkas čia su malūns sparnu atnešė, pastatė ir, kaip sako, 20 minučių gėdas ir diplomas kišenė. Ir dažniausiai, gana dažnai tai būna, ko aš jums nelinkiu. Ir tam yra skirtos visos įgalinimo priemonės mūsų fakultete, kurios yra skiriamos jums, kad jūs įsibėgėtumėte ir kryptingai rengtumėte savo darbus ir tai būtų grindžiama vidinė motyvacija. Ne tik šitos bendros paskaitos labiau motyvacinio pobūdžio ir labiau dalykinio pobūdžio paskaitos, kurias skaito atskirų programų dėstytojai. Ekonomistams skaito dėstytoja Vicentė Rulytė, kiek žinau, viešukams tam turbūt profesorė Šaparnienė arba mano kolegas Sigitas Balčiūnas. Taigi jūs tiesiog esate tokiu būdu resursinė. Tai toliau antrasis etapas yra pasirengimo tyrimai, koncepcijos dizaino. Tik šiandien dabar aš jums pašnekėsiu šiek tiek patarimų tokių galbūt naudingų gausit. Ir toliau duomenų rinkimas, darbas tyrimo lauke. O štai būtų labai faina, kad didžioji dalis jau būtumėt antrajame etape, vasario antroje pusėje, tuomet, kada mes susirinksim į antrąją šitą ciklo paskaitą. Tai jinai bus, kaip sakiau, vadinsis baigiamą darbo aktualijas likus 3 mėnesiams į gynimą. Tai reiškia, jūs turėtumėte identifikuotis, tai nebeturėtų tapti jums našta, o tai yra tam tikras entuziazmo ruožas kažkoks, tai įdomu, tiesiog susisiaurins
apsispręsit, pasitikslinsit, kaip sako, nebus tai per daug didelis storas kąsnis, išsikristalizuos kažkas, tai jisai nusistovės tam tikros normos, atsiras kažkokie įgūdžiai to darbo rengimo proceso, tai turėsite aišku dizainą, kelią, kažkokią koncepciją ir pradėsite dirbti su duomenim. Na, o po to duomenų sisteminimo analizės ataskaitos raštų rengimo jau jūs vėl patenkate į griežtą tokį režimą, kada jau katedra reglamentuoja ir tas laikotarpis yra, jisai lydimas jau esat patyrę, kas bakalauro darbus rašė tokio vadinamą akademinio streso. Laikrodukas pradėjo galvoti tiksėtis. Kiekvieno ryto kalendorium tas laikrodukas tiksi. Aš, pavyzdžiui, kai rašiau disertaciją, man kažkaip buvo specifiška. Jeigu aš 2 kartus prisėdu tam rytą, paskui tam per pietus išvažiuoju kažkokį pityną, dar kažkur, po pietų prie kažkokių techninių dalykų prisėdu, tai man viskas normaliai, ramiai. Bet jeigu tik tai vieną kartą, jau, kaip sako, jau galvo vartai, kad jau sunkiau užmigti, jau stresas pradeda veikti, jau tam, sakykime, akademinis stresas jis iš tikrųjų yra specifinis toksai, nelabai pabėgsi. Todėl siūlau į tai pažiūrėti gana sistemiškai, pažiūrėti kaip į treniruoklį, kaip į tokią gerą praktiką, ypač jeigu jūs dar įvertinsit tą mano pasiūlymą, kurį aš jums sakiau apie ekspedicijos idėją. Tai va, toliau 4. viešinimas, gynimas, tai yra ne tik tai gynimas būtent darbo, bet prieš tai būna studentų mokslinės draugijos konferencija, nemaža dalis pasirenka sudalyvauti. Jūs tiesiog užauginote tą vaisių savo ir tiesiog jį nusprendžiate dar papildomai įvairiais priimtumais, tokiais populiariais akademiniais būdais populiarinti. Konferencijos, straipsniai, galbūt geresni darbai po to su vadovu publikuojami jau rudenį, sakykime, magistrantūrą ir bakalauro, galbūt ir mokslo žurnaluose. Tokių galimybių mūsų fakultete yra gausu ir tada, kaip sako, šventės visas ir po to jūs išeinate į gyvenimą. O ten jau gyvenimas jūs vertina ir mano manimu, jeigu jūs tikrai mąstysit moksliškai, dar kartą pakartoju, kad tai yra tiesiog gebėjimas generuoti alternatyvą susidūrus su kažkokiu reiškiniu, stebintą reiškinį, panirusį, stebinti šalies, gerai, tegu tas reiškinys būna virtualiam variante. Bet jūs gebate iš jo generuoti alternatyvas, remdamėsi ko, aišku, savo žiniom, tai dalyko kažkokio, savo jau galbūt ir patirtim, ir tos alternatyvos daryti pasirinkimus, pagrįsti tos pasirinkimus, jums, manau, žalia gatvė daugelį, dar pridedant asmenės savybės, padarumą ir taip toliau. Tai va, čia mano nuomonė tokia asmeninė, bet aš jums to linkiu. Tai tokie bendrai etapai ir paryškintas nulis. Su juo dar grįžime. Taigi, esminiai darbo pradžios aspektai. Kvalifikanto tapatumo problema, čia su to nuliu susiję, įgalinimas, temos, problemos, pasirinkimas, formulavimas. Štai, kodėl verta pasižiūrėti į tą kvalifikanto tapatumo problemą. Šiandien labai įdomu gyventi iš tikrųjų, nes gyvenimas turi keletą sluoksnių akivaizdžiai. Taip, virtuali realybė, reali realybė, virtuali realybė ir taip toliau. Galima įvairiais sluoksniais tą tortą suskaidyti. Taip, dabar irgi, jūsų stalų telefonai, kai kas jau gyvenate tenai, lygiai grečiam stereo takelį, taip, kokiam Facebook'e, dar kažkur, taip. Reiškia, to gyvenimo yra tam pačiam laikį jau keli aukštai. Taip? Vadinasi, jūsų aš, kas jūs esate, jūsų socialinės rolės, socialiniam teatrui yra išaugusios, lyginant su mūsų jaunystė, keliagaugai. Jūsų kontaktų skaičius per parą yra nepalyginamai didesnis su žmonėmis, negu mūsų laikais buvo. Bet kiekvienas kontaktas, kaip ir kompiuteriai, jis reikalauja resursų, procesorius resursų, atminties ir taip toliau. Reiškia, neišvengiamai tu turi tapti paviršutiniškesnis arba išmokti kontaktuoti diferencijuoti. Taip? Per daug nesureikšminti, kažką tai atrinkti, taip, ką aš sakiau apie mokslinį mąstymą. Augant kontaktų skaičium, tu turi išmokti, gebėti tos kontaktus vertinti, klasifikuoti, atrinkti ir taip toliau. Tai yra gyvybė. Mano manimu, tai jau tampa gyvybiškai svarbu. Psichikos, sveiko proto išlaikymo ir netidavimo savo smegeninės kompiuterio, būtent kompiuteriniai sferai. Galima naudotis
visom galimybėm, bet nereikia išmesti savo smegenų, tiesiog išlaikyti. Tokia galimybė iš tikrųjų toks pavojus yra labai realus. Taigi, tas aš, iš tikrųjų, jeigu kalbėsim apie socialinį teatrą, visuomenę, tiek tą realią, tiek virtualią, yra labai išskaidytas. Jų yra labai daug. Ir juos visus tenka suvaldyti. Kiekvienas iš jūsų esate to Buratino teatro direktorius, tiesa. Ir ten dažniausiai atsiranda ir tie barabasai, kurie jums pradeda spausti, kad jūs galite tai nepatikti. Vadinasi, jums reikia, kad tas teatras veiktų harmoningai. Ir štai jūsų tokią apkrautą dienotvarkę, realiai virtualią 24 valandų įsiveržia štai tokią rolę. Suprantate? Jums sako, jums reikės metus laiko būti štai tokio tipo aktoriumi ir paruošti tokį vaidmenį ir tokius produktus. Taip? Ir po to pradeda spausti. Palauk, tu ką, išmokai eilės kažkokias, ar pasirašai kažką, arba repetavai, ateik, parodyk, ką darai. Tai palaukit, aha. Viskas, kieno pasirinkimas, jūsų, ar kažkas primetė, taip, o štai tas egzaminas ir prasidės. Dėl to aš sakau, kad jį geriau pradžiai, o tokiu būdu, o tokiu žaidybiniu būdu patiem išlaikyti ir tą rolę identifikuoti. Atrasti, kaip jau čia nurodyta, bakalauranto, magistranto, baigiamąjį darbą rengiančio žmogaus vaidmenį. Taip, aš esu kvalifikantas. Aš tiesiog rengiu tam tikrą akademinį darbą. Ir susidėlioti prioritetus. Ir ne tik susidėlioti prioritetus, bet galbūt peržiūrėti daugelį gebėjimų. Tame tarpe akademinio bendravimo, akademinės komunikacijos. Kodėl? Apie tai aš dar pakalbėsiu. Tai kodėl jums tai taip pat gyvybiškai yra būtina. Tiesiog gyvenimo prasme. Ateityje labai pravers. Taigi, šitą rolę, jos ypatumai kokie? Mano manimu, šitą rolę veiksmingai bus atliekama, jeigu joje bus minimaliai lazdos ir maksimaliai saviugdos motyvacijos. Taip, žmogus tokia būtybė, kad jis nesivystyti negali. Jeigu jis tik sustoja, jis tai jau pradeda irti. Taip, sirgti tenai ir taip nirksti ir taip toliau. Vadinasi, kol dar esi akademiniam suole, tai tikrai tokios sąlygos yra idealios ir galimybės ir tiesiog jaunystė ir to nedaryti, būtų iš tikrųjų kvaila. Taigi, saviugdos motyvacija. Taip, toliau. Mokslinio pažinimo, mąstymo, gebėjimų, įgyjimo, plėtojimo veiklos. Taip, tiesiog tai rolė, kur, tenisą galim pažaisti, protų mūšėse sudalyvauti, bet šitą rolė yra tiesiog susijusi būtent su šitokiais gebėjimais. Taip? Ir, kaip sakiau, vienas iš pagrindinių požymių atsirandančių jūsų mąstyseną ir elgseną, tai alternatyvos ir jų atrinkimas. Laiko struktūravimas 24 valandas ir ne bet kada galva dirba būtent gali priimti įvairių tokį darbą susijusiu su abstrakčiu mąstymu. Taip? Stresas ir, aš tai vadinu kalbasinimo valdinimas. Kalbasinimas, rusiškas žodis man pavyzdys labai patinka. Tada, kaip sakiau, kaip krokodilas per daug apžioja ir nebesuvirškina. Taip? Tai tiesiog pradeda krėsti. Reiškia, arba reikia įvertinti savo pajėgumus, kad per daug apžioja, arba ieškoti šaltinių, kas tau duotų, padėtų tapti sąmoningesniam tai srityje. Tiesa? Suprantat, kaip procesorius kompiuterio. Jis stokoja pajėgumą ir jis pradeda strigti, taip? O jeigu jį užturbinti kažkokiu būdu, jis susidoroja su tam užduotim, taip? Suvirškina tai, kas eina pro jo operatyvėje. Toliau. Akademinis bendravimas. O štai jūs čia atėjot irgi dabar matot, vyksta procesas, kažkas išeina, jau nepatinka, jau ten jie mano nuostatos bėga. Reiškia, labai gražiai testuoja. Poreikis akademinio bendravimo yra arba nėra, suprantat? Todėl, kad tiesiog užsukta mašinėlė, jeigu nėra konkrečių instrukcijų, tik tai truputį filosofija, kažkai nesupranta, neįdomu, nesąmonė, aš užsimsiu kažko didesnį. Suprantat? Toks jau, kaip sako, automatizmas žmogaus paleistas ir jisai, kaip sako, staigiai susidėlioja prioritetus. Tuo tarpu akademinis bendravimas, manau, patvirtins kolega, sėdi tikrai garbės Šiaulių miesto garbės pilietis Zenonas Sakolys. Tai yra iš tikrųjų kažkas tokio klubinio, kažkas tokio laisvo, kažkas tokio, ko neįdėsi į rėmus. Bet jis turi tam tikrą universalumą, tam tikrą unikalumą. Universalumą aš galėsiu šiek tiek dar paliesti. Kai jau kalbėsiu apie bendradarbiavimą su darbo vadovu. Tai toliau. Šitą modelį, įsigalinimo modelį jūs galite
naudoti kur nori. Galite naudoti tada, kada jūsų asmeniniai santykiai ar kažkas kitas ten šeimoje lygos kažkas patieksit į bėdą, visada praktiškai iš bet kurios krizės išeinama būtent per šitą modelį. Tai yra vadinamasis įgalinimo modelis, kuriame yra 3 dalys. Lygiai taip pat aš manau, kad jūs esate dabar toje vadinamoje neapibrėžtumo fazėje, kada gali, jeigu jūs tik tai pagalvojate apie kvalifikacinį darbą, jis jūs gali sukelti šiokių tokių abejonių arba nerimą, tai yra tam tikrą įneša vidinę nedarną jūsų kasdienybę. Taip, 3 metus gyvenat, pakankamai pradot jau susisteminti savo dienotvarkę, už tai dabar atsiranda toks iššūkis. Taip? Ir jo požymiai yra tokie: stinga supratimo, nėra aiški prasmė, gal netgi nuo to geriau pradėti. Nėra aiški prasmė, taip, tiesiog, o jau pačios sąlygos skatina tą prasmę, tą tikslą, tą idėją, vardan ko, taip, pasakyk vardan ko, jeigu jis identifikuos, integruos, jisai taps, iš karto motyvuotas, jis užsidegs, taip, jeigu jis neatranda šito klausimo, neišsprendžia, jis, kaip sakant, tampa toks inertiškas. Ir jo išoriškai vadovas nesunkiai tai gali pamatyti, jo veiksmai būna tokie chaotiški, kažką atneša, padeda, laukia, ką dėstytojas pasakys ten, suprantat, labai tas aiškiai jaučiasi. Jis išlieka tokioje save sveikinančioje krizėje, duobėje, tokie vidiniai nedarnai ir tiesiog, tas jaučiasi ir į aplinką, ir kitiems nuo to tenka tos nedarnos, sakykime, taip, nes jis tiesiog užsikroja tą naštą ir kažkaip jam sudėtinga nešti, o atrasti gebėjimų stinga. Bet tai visiems tai būna ir gerai, jeigu tai būna ne visus mokslo metus, o tik tai, sakykime, kažkame etape. Ir iš to išėjimas yra, vienas, vadinkim, tai modelis, aišku, variantų tai daug. Tai yra įsigalinimo esmė yra vidinių resursų ir išorinių resursų sutelkimas. Taip? O štai 50-50. Jeigu išmintingas vadovas jis negali žengęs vieną žingsnį, žengti 2 ir 3, suprantat, jeigu dėsim, visą tai įsivaizduosim, kaip svarstyklės, sistema vis apsivers, taip? Jis žengia žingsnį ir jau kitą žingsnį iš kitos pusės turi žengti ir kitas. Taip, yra toks pasakymas, tu žingsnis, sako Dievas 7 tau, taip? Gerai, tai gal čia tiesiog ne visai tinka, bet idėja tokia, padės, tikrai, bet vis tiek pats turi žengti bent vieną žingsnį, taip? Kad būtų to pusiausvyrą. Tai vidiniai resursai, jie kaip tik tai per kvalifikacinį darbą geriausiai išsiegzaminuoja. Ir patikėkit, kiek jų atrandi, tačiau ne visada jų pakanka. Ir jų reikia būtent ir išorą. Ir štai va šitokia, galbūt pašnekesys su jumis, paskaitėlė, irgi yra viena iš tų išorinių resursų sistemos dalių. Taip, kuri tiesiog skirta jums panaudoti kaip kažkokį išorinį resursą. Sutiksit, nesutiksit, čia jau yra jūsų reikalas. Ir kada šitas kontaktas, šitas sąlytis toks įvyksta, tada labai aiškiai pasimato, žmogus atranda prasmę, jis atsiranda supratimo daugiau, ir jo išoriškai labai aiškiai galima fiksuoti savarankiškus veiksmus toje srityje. Jis tampa savarankiškas, jį tada reikia jau pakankai tik koreguoti. Taip? Jis gyvena pažinimo džiaugsmu, kartais netgi pristabdyti, sakyti, gerai, tu tą paskui magistrantūrai galbūt padarysi, nesiplės dabar, tiesiog sveikas, nes tas azartas, tas pažinimo džiaugsmas yra ypatingai specifinis džiaugsmas, ypatingai žmogų pakilėjantis ir, tiesiog toks pažadinantis džiaugsmas. Suprantat, bet pažiūrėkite mažus vaikus jiems, nuolat kyla klausimų, padėlčiuoja, klausinėja, paskui mokyklų įsidubastina visą tai, paskui pasidaro tokia labai pavojinga būsena, tokia, žinokit, aš jau kartais, taip pat atsargiai praeinu pro žmogų, kuriam viskas aišku, viskas žino, suprantat, jam nebekyla klausimų, toks visas žinias. Tai tokia, sakyčiau, nebelabai sveika būsena. Ir, aš manau, kad tas, sakykime, toks tas ciklas, sakykime, tas spiruoklė tokia, jinai labai
labai yra natūrali ir netgi dar galiu išduoti tokią paslaptį, taip iš savo patirties galiu pasakyti, jeigu paprastai, sakykime, mes periodiškai vis tiek patenkame į kažkokias duobes, kaip rutuliukas, jums reikia prašokti tas duobes. Tai jeigu žmogus pasirenka tokį vystymosi kelią, jo tos duobes pradeda įgauti, sakykime, tokią pakraipą, laiptelių pavidalą. Praktiškai tų duobių ir nelieka. Lieka tik tokia pakalnėlė ir paskui šaliukas ir vėl naujas etapas. Taip? Ir naujas lygis kažkoks. Aš kalbu apie lygį, ne tam kokį socialinį lygį, bet sąmoningumo lygį. Taip? O tokiu būdu galima prašaukti. Tas, kas buvo vakar baubas, šiandien pasidaro, jau juokinga. Taip, kad jūs, sakykime, grįžtumėte į 4 klasę, jums reikėtų spręsti uždavinius. Tai aš jums to ir linkiu, bet patikėkit, tai nėra labai dažnai stebima, kad šitokia vystymosi, sąmoningumo vystymosi savo specialybėje, savo sferoje, arba bendražmogiškai pasirinkimai būtų dažni. Toliau, kita aktualija, kuri tikrai, mano manimu, yra esminė po įsigalinimo, po to nulinio etapo praėjimo, kartais tai vyksta, aišku, lygiagrečiai, bet vis tiek, jinai labiausiai išjudina procesus šitos užduoties įveikimas. Tai yra problemos pasirinkimas. Ir problemos išreiškiamas klausimas. Mūsų kultūrai fakulteto akademiniai yra skirtų. Pavyzdžiui, ekonomistai linkę kol kas nekelti probleminių klausimų, o problemą formuluoti ant tekstų. Ir tai yra priimtina, aš visiškai nenoriu kištis ir reguliuoti. Tačiau, kada, pavyzdžiui, būna baigiamųjų darbų atrinkimas konkursams, tai būna bene pagrindinis trūkumas pateikti tokį darbą kaip galima laureatą. Suprantat, kodėl? Todėl, kad labai retai būna, jeigu problema būna suformuoluota kontekstu, kad jinai būtų aiški. Kad jinai parodytų tą baltą dieną, kurią savo pažinimo pastangomis siekia užpildyti studentas. Tam reikia nemenkos patirties, kad kontekstu gražiai suformuluoti būtent tą baltą dieną. Atitikimą tarp žinoma ir nežinoma. Taip? Tuo tarpu, jeigu jūs suformuluojat klausimais, tos klausimus dar operacionalizuojat, suskaidot į tam tikras pakopas, problema pasidaro labai aiškiai. Ir netgi tema pasidaro iš to lengvai suformuluojama. Todėl nenoriu primesti, bet noriu pasiūlyti, gal pajusit entuziazmą, tokį užsikrėsit. Tiesiog kartais kavinėje, ant servetėlės, jeigu dar neturi temos, paimkit ir prisirašykit savo klausimą. Klaustukų baigėsi iš tikrųjų, nes tik tai tokia formuluotė pradeda ką? Skatinti mąstyti. Taip? Jeigu tik suformuluoji savo klausimą, jau nuo jo nepabėgsi. Eisi, jau suksis atsakymas galvoje. Kompiuteris pradės dirbti. Taip ir šiek kažką skaitysi, arba ateisi pas dėstytojų paskaitą, dėstytojas pradės apie tai šnekėti. Suprantat, tu jau įeisi ir tu jau pradėsi gauti atsakymus, nes tu paklausi. Uždavai tas klausimus. Taip? Ir dar, keletas tokių korekcinių, sakykime, rėmelių tokių. Tai kryptis, sakykime, vadybininkams. Taip? Šiandien jums reikėtų, dar neturit temos. Taip? Ką reikia daryti? Pirmiausia, griežti reikalavimai. Sakiau, griežtas režimas. Taip, griežtas ruožas tam tikras. Neįsiplėsi, reikia pataikyti, reikia atitikti. Tai vadyba, taip, nes ginsite ir norėsite įgyti diplomą vadybininkų. Taip, reiškia vadybos sritis. Taip, toliau, vadyba turi savo kažkokias komponentės. Taip, tai kas būtų? Verslo, personalo, projektų, ten laiko, kokybės, žinių vadyba, ekonomistams savo ruožtų, taip? Reiškia, jūs vėl susisiaurinat. Matot, kai viskas, jeigu taip žiūrėtume į nuotrauką, tai būtų senas tipas nuotraukos tokia analoginė ir skaitmeninė. Taip? Jūs tiesiog turite tą reiškinį išpikselizuoti, išskirti atskirius taškiukus. Ir tuose taškiukas apsibrėžti tam tikrą lauką, su kuriais dirbate. Taip? Ir būtent tokiu būdu per problemos pasirinkimą, susiejimą su kryptim, sritim, jums tai pavyks, mano manimu, bene geriausiai. Dar lygiagrečiai vertinate išteklius, informacijos prieinamumą. Sakykime, ar jūs galėsite prieiti prie tos informacijos, ar jinai
Jūs galite dar įvertinti, kaip jums patogiau, kokiu būdu jums patogiau rinkti informaciją, gal jūs esate žmogus toks labiau introvertiškas, jums patinka gilinti, sakykime, naršant internete, ten duomenų bazėse, o galbūt žmogus ekstravertiškas, jam patinka komunikuoti su praktikais, taip, jis gali tiesiog irgi tai atsižvelgti. Prisimenat, vidiniai išoriniai resursai. Čia jau yra vidinio tokio įsivertinimo reikalas. Na ir tokiu būdu jūs, kaip sakau, neįsižeiskit, gal tiesiog, bet man atrodo pats geriausias toks palyginimas, pastojate savo problemą. Suprantu, problema embrionas, tema savas kūdikis. Jūs pradedat ją nešioti. Neimituoti tą nešiojimo procesą, čia gal, aš nežinau, gal nepataikiau čia, bet idėją supratot. Aš kalbu apie ne čia, bet čia. Čia galima tikrai daugom įsikrėsti, pagauti, kažką įsidėti, taip, kad iš kažko įsivystų idėją kažkokią. Ir tada, tokiu būdu, labai nesunku matyti, kad žmogus pradeda daryti savo rankiškus veiksmus. Reikia jos įstumti ir jisai tiesiog tampa turtas ir dėstytojai ir manau visiems kitiems. Nes jis įeina į pažinimo kelią, o pažinimas nuo Adomo ir Ievos, jis visada gundė kažko. Taip, čia gyvenant ir neužsiimti bažnytinę veiklą, mano manimo gyvenime. Tai tada tik tai, kaip sako, valgyk, ten, mėgok ir... Tai va. Toliau. Pavyzdys. Pavyzdžiui. Dar tiesa, reikėtų įvertinti, kad bakalauro darbams leidžiamos temos tokios, taikomojo pobūdžio, tokios, labai praktiškos, gali būti susietos su kokia viena įmonė, taip. Tuo tarpu magistro darbams jau yra keliami reikalavimai, kad jos būtų moksliškesnės. Bent pavadinimas būtų apimtų kažkokią, jame būtų galima įskaityti kažkokią, žinomą mokslinę problemą, sakykime, mokslinę kažkokį tyrinėjimo lauką, konceptą kažkokį, taip. Tai čia šiuo atveju, rodant jums problemas, formuluotės, aš tik tai galbūt atspindėsiu, kad jau iš jų bus 2 bakalauro darbo ir 1 magistro darbo. Tai matot, kilo tokie klausimai. Kokios klientų įtikinimo strategijos naudojama Šiaulių miesto įvairių prekybos ir paslaugų sektorių prekybininkų? Kaip Šiaulių miesto įvairių prekybos ir paslaugų sektorių prekybininkai naudoja įtikinimo strategijas? Pagrindinis klausimas ir jį tikslinantis klausimas. Galim ir daugiau tų klausimų. Tokia personalizacija, tokia medį klausimų sudėlio. Paskui ilgainiui tie klausimai gali atkristi. Čia nėra informacijos, čia tas, žinot, krokodilas saulė nori per daug man atmetu, bet pradžiai tų klausimų galima prisidėti. Pagrindinis ir tikslinamieji klausimai. O toliau jau jūs su jais dirbkit kaip norite. Ir va štai, kai yra tokie klausimai, atsiranda labai aiškus kryptingumas. Studentas atsistoja ant bėgio, jam belieka tik tai ką, iš tų klausimų versti juos į temą. Ir tai pasidaro labai paprasta. Asmeninėje pardavime taikomos socialinio įtikinimo strategijos, slaptojo pirkėjo tyrimas Šiaulių mieste. Dėl temos, dėl formuluotės. Yra apie tai prirašyta, paskaitykit metodologinį literatūrą, aš trumpai gal tik bendro pobūdžio patarimus. Kas sudaro temos formuluotę? Tai sudaro reikšminiai žodžiai ir jungtis, taip? Reikšminiai žodžiai kokie? Pageidautini, sakykime, akademinėje komunikacijoje jūs visada būsit suprasti, jeigu jūs sąmoningai temą formuluodami įtrauksite pavadinimą, kuris, sakykime, galėtų būti ilgesnis 10 žodžių, bendrai sujungtim, taip, įtrauksite tokius dalykus. Yra matysis metodas, galbūt matysis populiacija, ką jūs apimate savo tyrimą, ir galbūt matysis tyrimo būdas, kaip jūs tai tyrinėjate. Tai yra objektas, metodas, populiacija. Jeigu būtų galima tai sudėti tam tikrą hierarchiją, prioritetiškai, tai manyčiau pagrindinis dalykas, kuris tikrai turėtų būti aiškiai suprantamas ir jums, ir skaitytojui, tai yra objektas. Tas reiškinys, kurį jūs pasirenkate tirti.
išfraktalizuojate iš socialinės realybės, ištraukiate. Beje, jums reikėtų įvertinti, nes mes buityje, kasdienybėje dažnai mąstame labai konkrečiai, daiktiškai. Taip? Kitaip tariant, žaidžiame mes labiau tokiai materialiniai lygoje, daiktų lygoje. Taip? Tuo tarpu žaisti santykių lygoje jau reikia išmanyti labiau, nes santykių lyga, socialiniai mokslai labiau pretenduoja tą santykių lygą įvairių, ekonominių ir taip toliau, tai yra labai abstrakti lyga, pakankamai. Taip? Santykiai, pareikit namo ir pagalvokit, kur jūs namų, santykiai, šeimos santykiai, šaldytuve nerasit, taip kaip dešros, taip? Bet jie yra kažkokies, jos patyręs specialistas ateis, įkvėps ir žinos, kokios klaidas, ko jie serga, ką reikia daryti, kad jie būtų konstruktyvesni, kad jie duotų produktyvumą tam tikras sistemas. Tai yra socialiniai žaidimai, yra socialiniai mokslai, taip? Ir kadangi jūs pretenduojate socialinių mokslų diplomą, jūs turite suvokti, kad jūs žaidžiate antroji lygų, jūs nestatot, negaminat kažko, nenapčiopimo nevirinat, taip? Jūs tiesiog dirbat su pakankamai tokiam, pakankamai abstrakčiais reiškiniais. Jūs juos turite išvelgti iš visuomenės ir gebėti juos aprašinėti, taip? Analizuoti, aprašinėti. Ir, kaip sakiau, išskirti alternatyvas, tas alternatyvas pasirinkti, tiek procedūrinio pobūdžio, tiek informacinio pobūdžio, ir paskui išeiti išvadų ir mokslinio rekomendacijų baigti. O jeigu dar modelį kažkokiu parengsit, tai jau kaip kūrybos produktą, tai iš vis jums, kaip sako, pagarba. Tai mes jūs grįžtate, jūs iš empirikos, iš praktikos išeinate, jie pasiremėte ir grįžtate, atiduodami grįžtamojo ryšį jums kažką, tai ne tik tai savo, be išloti. Nors jums niekas nedraudžia šitam tokiame treniruotinėme dabar laikotarpyje tai daryti, bet visada, kada yra idėja būti naudingiams visiems, ir entuziazmo atsiranda daugiau. Ir perspektyvos, kaip sako, meskim lygtus, mes numetam tiltus į ją. Taip? Paskui tie ryšiai duoda kažkokius dividendus. Tai va. Toliau. Kita tema bakalauro darbo. Kokia menoterapijos paslaugos specifika? Koks menoterapijos paslaugos poreikis Šiaulių regione? Čia vienas fakultetas išreiškė poreikį pagrįsti naują programą. Ir tiesiog sutiko vieną bakalaurą, dvi bakalauras tai padaryti. Ir matot, tema labai lengvai po to susiformuluoja. Menoterapijos paslaugos poreikis Šiaulių regione analizė. Abstraktesnis magistro darbas. Ar šiuolaikiniame vadovavime egzistuoja stereotipai bei profesinė hierarchija lytiškumo aspektu? Kokie išoriniai veiksniai, amžius, darbo stažas, vadovavimo statusas, profesinė veiklos sritis ir kita paaiškina vadovavimo organizacijai lytiškumo aspektų raiškos dinamiką? Tai tema vadovavimas organizacijų lytiškumo aspektai. Jau tema abstraktesnė, taip nebe tokia, bakalauriška. Ketvirtoji dalis – bendradarbiavimas su vadovu. Darau tokią prielaidą, kad kūrybinis ryšys su vadovu, tokio ryšio užmezgimas ir plėtojimas, mano manymu, yra vienas iš tokių kriterijų jūsų brandos brendimo sąlygą tam tikrą. Mes visi apie save labai geros nuomonės, taip? Bet kodėl tiek aplinkui tokios elgsenos, kurios motyvas yra aplinka kalta? Kai tik pagaunate save būdami 20-mečiai, kad kažkas aplink kaltas dėl to, kad aš nesiseka kažkaip, tai jūs aiškiai parodot savo brandos lygį. Taip? Reiškia, o štai toks kūrybinis ryšys gali būti neblogas veiksnys įgyti papildomas brandos ir išeiti į gyvenimą ne tik mosikuojant diplomų, bet ir turint kažką, ko iš tikrųjų niekas iš jūsų netims. Paprastai, labai nesunku, ypač dabar, artėjant rinkimams, tai matyti, kad socialinės gyvenimas praktiškai didžia dalimi organizuojamas va štai šito trikampio pagrindu. Taip? Garsusis Karlmano trikampis, kuriame socialinės rolės susigrupuoja į tris tokius
komponentės, 3 grupės, 3 komandas. Auka, persekiotojas, gelbėtojas. Ir mes visi tose rolėse trijose ir žaidžiam. Taip? Vienu metu nukentėjęs, kitu metu persekiotojas, trečių gelbėtojas. Taip, štai nebrandžių santykių scenarijai. Vieni dabar buvo valdžioje, kiti ateidami sako, kad jūs, mėly žmonės, nukentėjot, mes būsime tais gelbėtojais. Taip. Ir tiesiog jūs galite šiandien vakare įsijungti televizorių, bet kur jūs pamatysite, kad tas trikampis, tiesiog kaip kažkokia, kaip uždaras ratas kažkoks, tai taip, rėmas kažkoks, po kurį mes kaip peliukai lakstom, suprantam. Tuo tarpu išėjimas yra labai paprastas, jis išėjimas tik į viršų, į kur, auginant savo sąmoningumą. O išlipus tikrai patikėkit, labai smagu pasidaro. Visai kitaip gali žiūrėti, visai kitaip tada prisiderinti ir prie žmogaus, kuris patenka į vieną, ar kitą, ar trečią rolę. Ir kadangi mums tenka vadovauti, tai yra labai kasdieniška. Todėl vadovai taip puikiai supranta, jie saugia žmonės, jie pagal pareigas turi brandžiai žiūrėti į akademinius santykius su studentu. Čia, sakykime, įvairiai galbūt būna, aš nenoriu gilintis, bet, taip darykim tokią prielaidą, kad tai yra taip. Nes santykius kūrė dvi pusės. Net jeigu viena pusė elgiasi teisingai santykiuose, kitai nebėra kitos išeities. Reiškia, jūs turite šansą savo elgseną, kadangi jūs jauni, lankstus, įgyti tos brandos akademiniuose santykiuose, kurių iš tikrųjų nėra taip kasdieniška, visam tam buitiniam kontekste. Jūs turite galimybės būti iniciatorius tų santykių kūrimų. Suprantat? Ir tada ir vadovai kažką gaus papildomo ir tikrai patikėkit, mes visi labai stipriai praturtėjom, kada susidurėm su tokiais studentais, kurie patys inicijuoja to akademinio bendradarbiavimo kūrybą, vystymą tam tikrą ir tam tikrą emocinę dinamiką. Todėl aš jums noriu užkrėsti, kaip sakoma, gal pagausit idėją, kad jūs žengit pirmą žingsnį, tegul dėstės iš paskas, nežengit dar vieną žingsnį žengit, tegul sistema pradeda apsiversti, tegul jam gėda pasidaro, ar dar kažkas, bet jūs tiesiog gal tada galite burti kažkokius ratelius akademinio bendravimo, pasikviesti kitus dėstytojus, sakykime, kažkokius specialistus, konsiliumus kažkokius pasidaryti, grupės kažkokias pasidaryti, problemų pasidalinimo, sakykime, temų analizės. Tiesiog niekas jums to nedraudžia. Tiesa, kaip mes dabar susirinkam proto mūšį, kaip galim susirinkti tenisą pažaisti, taip galim susirinkti bet kur, sakykime, galite ir mus kviesti, ir mane, ir Sigitą Balčiūną, nes arba pas mus ateiti vietos yra visada, nori tikrai tokiems tikslams priimsim ir rasim progos su jumis pabendrauti. Tai va. Ir galbūt net nors smiltelė prisidėsim tame mūsų gyvenimo paplūdimyje, kad tų smiltelių tokių, kurios nežaidžia šitą trikampį daugia. Suprantate? Aš toks idealistas esu iš tikrųjų, bet taip naivu ir taip, kažkaip jau nebeįdomu stebėti. Kad mes taip neišlipam iš tikrųjų iš to aplinka kalta, aš nukentėjau, dabar eisiu gelbėti kitų, arba ten keršyti ir revanšą siekti prieš tas persekiotojus. Ir dažniausiai mes net nepastebim, kad mes patys, kaip valstybė, tampam tais pačiais visose trijose asmenyse. Na ir vėl grįžtu prie tos pačios temos. Vidiniai ir išoriniai resursai akcentuojam. Ir paskutinė skaidrė, čia viduryje aš esu. Galite drąsiai mane sutikę koridoriui taip žiūrėti, aš tikrai neįsižeisiu, nes šiandien neretai tie gyvūnai labiau vertinami nei žmonės, ypač kartais vyrai mes pasijaučiam. Tai čia toks humoras juodas, tai kartais tikrai norėtųsi būti mylimam taip kaip bet aš jau pradedu rodyti nebrandų elgesį, kad kažkokia aplinka kalta, kad manęs nemyli kaip šuns, pavyzdžiui, ir taip toliau. Bet pasikasti po savo
kojomis verta ir tikrai galima atrasti daug įvairių resursų. Taip, tiek vidinių, tiek išorinių, tiek universalių, unikalių, čia tokią matricą galite pasidaryti. Bet, mėlėjai, mano manimu, pagrindinis išorinis resursas, kurio jūs turėtumėte siekti, tai yra pakankamai materiali substancija, pakankamai apčiuopiama, Bluetooth'u perdodama. Tai yra sąmoningumas. Jeigu jūs esate duobėje, jums neaišku kažkas, tiesiog, būna gyvenime neaišku, pradeda imti paniką. Jūs ateikite prie sąmoningesnio žmogaus, truputį pakalbėkite, nesvarbu, ką jūs pakalbėsite. Jūs pamatysite, kad jums viskas pasikeitė. Sako, diena nušvito. Kodėl? Todėl, kad žmonės keičiasi savybėmis, keičiasi būsenomis. Jeigu pas vieną to sąmoningumo per daug, jis jau pradeda skraidyti padebesiais nuo savo sąmoningumo, tai reiškia, jis gali būti donoras tam, kas šliaužia po žemę. Suprantate? Todėl tai yra, mano manimu, pats didžiausias deficitas, sąmoningumas ir didžiausia galimybė. Bet jį bet kokiu būdu neduodama. Pirmą žingsnį turi žengti tas, kam reikia to sąmoningumo. Jeigu jis yra įsitikinęs, kad jis yra the best, jis niekada jo negaus, nes jisai pats sąmoningiausias, pats pačiausias, taip, pati pačiausia. Reiškia, gyvenimas sudarys sąlygas įrodyti. Suprantate? Tai šiuo atveju Laibūno palinkėjimas man jums, Laibūno jūsų tais sąmoningumo šaltiniais, donorais, tie žmonės, kurie jums vadovaus, tie žmonės, kuriais jūs galėsite pasiremti. To Bluetooth'inių ryšių pasinaudoti. Bet tiesiog tam reikia kai kurių tokių bazinių akademinių gebėjimų. Pavyzdžiui, sugebėti klausti, sugebėti susiformuluoti klausimus, kuriuos jūs pateiksite susitikę su to žmogum. Ir patiems pasižiūrėti į šitos klausimus. Nes klausimai paprastai būna dviejų tipų. Rusiškai pasakysiu, gal paskui išversiu, bet jau kalba sunkiai verčiasi. Любопытно, любознательно. Malonu pakamuoti, любопытно, taip? Pakamuoti, persinti, pasikabinėti, tiesiog patampyti ir любознательно, malonu sužinoti. Ir tik patikėkite, bet kuris patyrė žmogus aiškiai atskiria, kada yra pirma, kada yra antra. Ir nuo to labai priklauso, koks būna bendravimas. Ar iš tikrųjų jūs tą sąmoningumą galit gauti, ar tiesiog atėjote pažaisti. Paflirtuoti, pakėtuoti. Linkiu jums, vienas atributų šalia to gebėjimo alternatyvos generuoti yra ir gebėjimas klausimus, ne tik tai problemos klausimus formuluoti, bet ir tokius darbinius, kasdienius klausimus, kurių pagrindų įvyksta konsultaciniai susitikimai ir tas ryšys su vadovu vystasi. Nes tiesiog tai yra toks universalus dalykas, toks jums jau ir žinomas dalykas, bet tiesiog socialinis teatras, resursų gavimo minimaliom sąnaudom, teatras mus truputį įdingai nukreipia tiesą į tos pažinimo santykius kartais. Ir šito paskaita ir yra skirta jūs pagalvoti apie tokius universalius, paprastus dalykus. Ir dar kartą apibendrinu, jeigu jūs kažko sužinojate informacinę prasme, tai labai faina, nes aš to praktiškai nesiekiu. Apie tai jums dar kalbės dėstytojai, kalbės apie realius reikalavimus, kaip sakiau, atskiriuose programuose. Pagrindinė idėja, mintis buvo šito užsiėmimo motyvacinė. Nesenai baigėsi vasara, iš vieno kurortinio režimo aš jums siūlau perėti į kitą kurortinį režimą. Įsivaizduot, kad nuo šiandien jūs į ekspediciją prie pusiau išvažiuosite tik tai tada, jeigu jūs iš šitą kelią atsistosite. Ir tas jūsų motyvuotumas
šiandien, štai ką mes čia darėm, bus išfiksuotas įraše. Jeigu jums įdomu bus, galėsit ir pasižiūrėti. Taigi, įrašo adresas yra youtube.com Artūras 108. Ten yra visi mūsų dedami socialinių mokslų fakultetai, vykusių renginių, video filmai ir fotofilmai. Tai va, ačiū uždėmesi, gal turit klausimų? 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 Na tai ką, man belieka apibendrinti, kad aš siekiau sumusinti dramblius. Jeigu jūs atėjate su drambliu užantį, išeinate su muse, aš lieku laimingas. Bet jeigu jie vėl užaugs, jau jūsų problema, kaip jau susimusinti. Šiandien kai ką patariau, kaip tai padaryti. Ate.